Mokslininkai teigia, kad kasdien šiuolaikinį žmogų pasiekia toks informacijos srautas, kuris prilygsta 174 laikraščių kiekiui. Neišimtis ir vaikai, kurie nuo mažų dienų auga, apsupti informacinių technologijų. Aš informacijos ieškau internete. Google, ten tada su draugais dar parašau. Priimti, apdoroti, suvokti ir interpretuoti gaunamos informacijos kiekį tampa rimtu vadinamosios Z kartos iššūkiu. Tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai rodo, kad Lietuvos mokiniams gana sunkiai sekasi tiek atpažinti problemas, tiek interpretuoti gautus duomenis, pateikti apibendrinančias išvadas ir argumentuotai pateikti išvadas. Todėl dabar didesnis dėmesys yra skiriamas ne ko mokyti, tai yra turinio apimtis ar ne ir žinių kiekis, bet kaip mokyti, kaip mokytis pačiam savarankiškai. Pagalvojame, perskaitome hipotezę ir parašome atsakymą. Hipotezė yra spėjimas. Dabartiniai mokiniai žinių nekala. Neužtenka jiems pasakyti, kad išmok. Jie nori ieškoti, atrasti, sužinoti patys. Taip geriau įsimena naują mokomąją medžiagą. Keičiantis vaikų mokymosi įpročiams, reikalingi ir nauji mokymo metodai. Reaguodama į mokinių ir mokytojų poreikius, leidykla Šviesa išleido pilotinius serijos Atrask mokomosius lietuvių kalbos ir literatūros komplektus penktokams. Rinkinį sudaro 3 dalys – vadovėlis, kalbininko užrašai ir mokytojo knyga. Vedlys yra kalbininko užrašai, nes būtent nuo jų pradedama pamoka. Vadovėlis yra pagrindinis informacijos šaltinis, bet negalima teigti, kad tai yra tiesiog žinynas. Čia vaikai randa ne tik taisyklės, bet ir, pavyzdžiui, rakto tekstą, kur kalba susijusi su literatūra. Mokytojo knyga tai yra pagalba mokytojui. Čia yra visa navigacija, kaip dirbti pamokoje. Įvairiose Lietuvos mokyklose penktokai lietuvių kalbos ir literatūros mokosi pagal naują eksperimentinį metodą. Pamoka prasideda nuo probleminio klausimo arba probleminės situacijos. Tada vaikai rašo hipotezę. Po to vyksta diskusija. Na ir keliaujama prie užduočių. Atlikę užduotis, mokiniai įsivertina savo veiklą. Ir taip yra kiekvienoje pamokoje. Skelbiu užduotį, reikės surasti kuo daugiau daiktavardžių jūs supančioje aplinkoje. Probleminis mokymo metodas naudingas tuo, kad mokiniai kartu su naujomis žiniomis įgyja ir naujų kompetencijų. Mokėjimo rinkti informaciją, ją tikrinti ir sisteminti, reikšti savo nuomonę, ją argumentuoti ar pagrįsti remiantis surinkta informacija. Taip ir mokytis įdomiau, nes vaikšti po mokyklos aplinką ir užtenka toj klasėje sėdėti. Lietuvių kalbos taisyklės mokyti sunku, bet smagu, nes paskui būni protingas. Veidrodis bendrinis, inete tikrinis. Man labiausiai padeda įsiminti įdomios užduotys ir tikslus mokytojos paaiškinimas. Lietuvoje dabar nuolatos kalbama apie tai, kad labai stipriai mažėja mokinių raštingumas. Ir mūsų bendraautorių, visų autorių šio vadovėlio tikslas yra padaryti taip, kad vaikai, mokydamiesi kalbos, suprastų, kodėl reikia būti raštingu, kuo jam tai naudinga. Spręsdami problemas, vaikai įsitraukia aktyviai į mokymosi veiklą. Ir kai jiems tai yra įdomu, jie daug lengviau išmoksta, daug geriau supranta. Mūsų tikslas yra ne tik vaiką ruošti egzaminui, mūsų tikslas yra vaiką ruošti gyvenimui.